Taigi vėl aibės. Reikia rasti, kuris iš šitų atsakymų yra teisingas. Tai yra, kuri čia dalelė nuspalvinta. Pagal atsakymus čia spręsti būtų gana sudėtinga, tai mes pamėginkim tiesiog kiekvieną šitą ir nusibraižykim va čia. Pirmas. Pasižiūrime. Mes turime A ir C sankirtą. A ir C sankirta bus va šita va dalis. Ir dabar iš jos mes turime išmesti aibę B. Tai vat šitą gabalėlį turiu išmesti. Galutinį nuspalvinu mėlynai. Šitas. Žiūrėk, mes radom patį pirmą. Pats pirmas jau ir teisingas, bet dabar pasižiūrime kitus. Galbūt čia mes kažką suklydom ar ką, dėl tikslumo pasitikslindami pasižiūrime ir kitus. Dabar žiūrime, iš aibės A turim išmesti aibę B. Skirtumas yra. Tai iš aibės A, išmetus aibę B, aš gausiu štai šitą pusmėnulį. Iš aibės A išmetus aibę B. Ir dabar turiu sukirsti su C, rasti bendrąją dalį. Tai dabar žiūrim, kur čia dabar ta mūsų bendroji dalis. Bendroji dalis su aibė C yra štai čia. O, dar vienas teisingas. Tai dabar kodėl du teisingi, skaitom atidžiai sąlygą, kuris netitinka. Man reikia neteisingo. Matai, kaip gerai, kad neskubėjau iš karto parašyti, kad tą teisingas. Neįsiskaičiau sąlygos iki galo, o tai yra labai svarbu. Vat radau du teisingus. Žiūriu trečią. C sukertu su B. Kur tas mūsų bus gabaliukas? C ir B sankirta bus va šita dalis, va šita dalis. Ir dabar iš šitos dalies išmetu, padarau skirtumą aibę A. Reiškia, aš išmetu va šitą va gabalėlį, tai kas man lieka? Lieka va štai šitas gabalėlis. Va, radau neteisingą. Va šitas neteisingas, bet dar dėl viso pikto neskubu pasižiūriu ir paskutinį. C ir B aibių skirtumas. Iš aibės C išmetu viską, kas yra aibėje B. Tai bus va šitas gabaliukas, va šitas va. Ir toliau aš imu sankirtą su A, bendrą dalį su aibe A. Gaunu štai šitą gabaliuką. Va. Matai, visi šitie trys yra vienodi ir atitinka uždavinio sąlygą. Šitas yra kitoks. C buvo neteisingas. Pažymime atsakymą C ir baigta.